Tai yra Kasparas Nognius ir dar vienas kūrinys iš jo repertuaro, aš jau minėjau, tai yra universalus atlikėjas, kuris gali ir šiuolaikinius kūrinius atlikti su bandonijos instrumentais, bet šiandien pasitenkins kitokio žanro kūriniais. Ir dar vienas kūrinys nuo visų verdainiečių, kurie galbūt šiandien negalėjo dalyvauti šioje šventėje, visiems gardamiškiam ir miestelio svečiam. Aš tiek prigyriau Kasparą, kiek jis yra universalus. Ir jeigu jūs pagalvojate, kad renginio vedėjas suklydo, sakydamas, kad Kasparas moka groti lūpinę armonikėlę, tai dabar įsitikinsite, kad aš iš tiesų nesu melagis, bent jau šioje amplua, ir turėsite galimybę pamatyti, kaip Kasparas valdo šį instrumentą. Iš tiesų, lūpinė armonikėlė tai yra įdomus muzikos instrumentas ir su šita lūpinė armonikėlė reikia labai gerai mokėti elgtis, kad nepasidaryti gėdos prieš publiką. Ne kiekvienam lemta įvaldyti lūpinę armonikėlę, bet Kasparui panašu, kad kaip ir su bandonija, čia jokių problemų neiškyla. Taigi, Kasparas Nognius, Vardainė. Kasparas Nognius. Oi, Kasparai, ko gero matei, kaip viso tavo atliekamo kūrinio metu 3 scenos vilkai, pavieniai muzikantai, labai atidžiai klausėsi, ką tu čia išdarinėja, tave fotografavo iš kairės, iš dešinės ir iš priekio, tave filmavo ir jie, aišku, bus labai reiklus, atidžiai tave seks, ar per metus būsi patobulėjęs, kada kitais metais grįši į Gardamą ir neduok Dieve, būsi pasirinkęs panašų repertuarą, jie bus labai priekabūs. Na, o Kasparui norime įteikti specialų padėkos raštą, kurį pasirašo pats Gardamo seniūnas, gerbiamas Tomas Balčytis, ir specialus medus. Bet žinok, vadoviai šito medaus neduok.
neduok. Pats suvalgyk, nes visiems verdainiečiam to nedidelio medaus stiklainiuko su koriu tikrai neužteks. Sakyk, aš užsitarnavau, šiandien buvau vienas ir man priklauso. O vadovę kviečiame į sceną ateiti dabar, kad visi pamatytų, kasgi vadovauja šitam geram verdui, kurį yra priėmę į verdainės ansamblį. Iš tiesų, tai turiu pasakyti, kad Regina Jokubaitytė yra labai reikli kaip vadovė, griežta, specialusis padėkos raštas jums, verdainės kolektyvui, už tai, kad buvo. Sakyti, kad mes Kasparą nepriėmėm, Kasparas gimė Verdainėje ir jis auga Verdainėje. Aišku, jūs niekam jo netiduosit, nes žinom, kad nepaisant to, kad Regina yra nesuvalkietė, bet jį vis tiek pavydė ir niekam Kasparo neatiduos. Jis liks verdainės turtas ir verdainės pasididžiavimas. Padėkos raštas vadovė jums už tai, kad dalyvavote mūsų gražioje šventėje. Dėkui jums. O dabar atkeliauja rimti vyrai. Žinote, ko jie yra rimti? Šitie vyrai yra iš Gargždų. O kada pasakai Gargždų vardą, tai supranti, kad reikia labai atsakingai kalbėti apie šį puikų, simpatišką miestą, kuris yra labai gražioje Dauboje. Ir kada į šitą miestą atvažiuojate, tai tiesiog širdis gali atsigauti. Šitie vyrai kopia į sceną, tai yra, kaip jau minėjau, tikri gargždiškiai, Alfonsas Rūktys, Vytautas Kazlauskas ir Kasparas Žutautas. Panašu, kad šiandien dominuoja vyrų tarpe, populiariausių vardų tarpe Kasparas, nes jau antrie atlikėjai ir jie turi Kasparo vardą. Net ir gerdamas seniūnas Tomas užlipo į sceną pasižiūrėti, kaip iš šalies atrodo tie gargždiškiai. Nu gerai atrodo tie gargždiškiai, stilingi labai, pasipuošę, nes žmonos niekada jų nepasipuošusių neišleidžia iš namų. Sako, jeigu jau važiuojate į Gardamą, tai turite atrodyti perfekt, kad būtumėt stilingi, gražus, kad gardamiškės damos į jūs pasižiūrėtų ir sakytų, ohoho, kokius vyrus Gargždai atsiuntė šiandieną į muzikantų, pavienių ir pasakorių varžytuves. Gardame, aišku, šie vyrai jaučiasi kaip namie. Jiem čia yra viskas gerai pažįstama, jiem čia yra viskas kuo puikiausiai žinoma ir publika yra gerai žinoma. Net nenustepčiau, kad dalis žiūrovų gal net specialiai dėl šitų vyrų ir ateina. Visada yra smagu, kada iš kitų rajonų atvažiuoja žmonės į pasakorių ir pavienių muzikantų čempionatą. Tai tik tai dar kartą patvirtina, kokias gražias tradicijas turi šitos varžytuvės. Net ir Valerijonas Krūtikovas nėra praleidęs tų varžytuvių, bet jam ir privalu jų nepraleisti, todėl kad tai yra savas žmogus, Žemaičių Naumiesčio krašto žmogus, kuris vadovauja kultūros centrui, tai aišku, jisai tokių varžytuvių yra pastovus dalyvis. O štai, kaip jau minėjau, gargždiškiai, tai jau kiek man tenka garbė vesti Gardamo šventes, tai turiu pastebėti, kad 3 ar 4 metus paeiliui mes juos čia matome ir garbė. Ponas ir ponai, taigi 3 suveriniai vyrai atliks už širdies griebiantį kūrinį, kada kojos pačios kilnosis. Gargždiškiai scenoje.
kokius tie vyrai moka atlikinėti suktukus su muzikos instrumentais. Vienas tai per kūrinį sugebėjo iš kairiojo krašto taip gražiai pašokti, grodamas taip pasisukti, kad kūrinio pabaigoje atsidūrė visai kitame krašte, dešinėje pusėje. Bet, kaip pasakiau, tai yra tikri scenos vilkai, jie čia jaučiasi kaip namie, tarsi tikri jūreiviai, būdami savo laive, savo įgulos žmonės. Jie čia jaučiasi savo terpėje. Ir dar vienas kūrinys iš jų repertuaro. Alfonsai, Vytautai, Kasparai, ar matėte, kaip jums viso kūrinio metu plojo va ta moteris sėdinti priekyje ant suolo? Tai yra Verdainės vadovė Regina Jokubaitytė, kuri klausydama jūsų mintise pagalvojo, nu kaip gaila, kad tie trys rimti vyrai gyvena ne Šilutėj, o gyvena Gargžduose. Iš karto būtumėte pagaubti ir būtumėte priimti be jokios atrankos į Verdainės ansamblį, ir tai jau Verdainė kai trenktų kaip sadūnai kokie. Taip, tai yra rimtų vyrų chebra, atvykusi iš Gargždų. Klausykite, super, čia nei pridėsi, nei atimsi. Mėly bičiuliai, tie gargždiškiai ne veltui šiandien susilaukia daug komplimentų, o jeigu būtų daugiau publikos, tai ovacijos būtų dar karštesnės ir dar gausesnės. Aš tik tai noriu pasakyti, pastebėti, kad kai šitie vyrai groja, tai žinokite, bitės kur kas našiau medų neša. Ir kas netikite, tai kada nors, jeigu turite avilyje bičių, galite šitos vyrus pasikviesti, atvykti pagrot, pagrainti, tai pamatysit. Jeigu jie atsistos prie avilio vieno ir kai užgros kokią 15 minučių, tai tame avilyje, kada ateis laikas medų kopinėti, rasite medaus kur kas daugiau. Na ir dar vienas geras kūrinys. Šitie vyrai valdo labai daug muzikos instrumentų, jie savo muzikos instrumentų visą arsenalą atsivežė į mūsų šventę ir išgirsime dar vieną muzikos instrumentą, kurio šiandieną nebuvome girdėję. Gerbiamas Kasparai, esu Kasparas, džiaugiuosi, kad dar yra Kasparų ir kad dar yra muzikos mėgėjų. Tai aš pagal jūsų lygiuotis negaliu, aš per pusę mažesnį tą turiu, kiek išeis, tai gerai.
Klausykite, aš pagalvojau, kad ateis metas, kada paeksperimentuoti. Ir gal kitoje šventėje į sceną išleisime 2 Kasparus, vieną iš Šilutės, kitą iš Gargždų, ir kai šitie 2 vyrai su 2 harmonikėlėm lupiniam, kai užgros, tai tiem, kas klausysi, su lūpos atvips, bežiūrėdami, ką šitie vyrai išdarinėja scenoje su muzikos instrumentais. Taigi dar vienas kūrinys, su kuriuo šitie vyrai atsisveikins su visa simpatinga Gardamo publika. Šaunuoliai, ir čia nieko nepasakysi daugiau, kviečiame į sceną seniūno pavaduotoją gerbiamą Birutę, todėl kad metas apdovanoti tiek Alfonsą, tiek Vytautą, tiek Kasparą. Ir prisiminkite, kodėl čia 2 metus mes nerengėm šitoje vietoje šventės, o buvo rekonstruojama scena, todėl kad šitie vyrai taip trypė scenoje rimtai, su tokia energetika, kad po to reikėjo tą sceną mums šiek tiek atnaujinti, sudėti naujas lentas, ir kadangi grindys yra sutvirtintos, tai dabar jau jų pasirodymas gali būti nepriekaištingas. Oi, Kasparas Žutautas gauna ir Birutės bučinį, ir medaus, ir padėką. Vytautas, kur kitas mūsų čia tas Trepsius Vytautas, kuris taip trepsėjo, kuris praktiškai per metus keičia 3 poras avalinės, nes tie batai nelaiko su padais. Anksčiau batus geresnius gamindavo. Nu ir žinoma, Alfonsas. Tai iš tiesų, Alfonsai, malonu, kad kiekvienais metais čia sugrįžtate į Gardamą, o žiūrėkite, Vytautas bučiuotis mėgsta. Jam neužteko Birutės bučinio, sako, aš noriu ir su kita ta gražia moterim. Nu tai Kasparai, negi jūs liksite tos moteris nepabučiavęs antrosios. Žinoma, kad reikia eiti, o tai liksite nuskriaustas. Grįšite į Gargždus, sakys, tai mano tiem 2 pasisekė labiau. Jie bučiavosi su 2 davom, o aš tik su 1. Nu va, lygybė jau užtaisyta, dabar jie gali ramiai ir užtikrintai nulipti nuo scenos.